Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, Easy SEO agentūra. Šiandien kalbėsiu apie labai svarbų konceptą SEO optimizavime. Čia yra esminis konceptas, kurį reikia žinoti, kas yra raktažodžių grupė, kaip yra grupuojami raktažodžiai ir kam yra grupuojami raktažodžiai. Bet prieš tai noriu pakviesti visus prisijungti prie nemokamos Facebook grupės. Pavadinimas yra apie SEO paprastai, kur galite užduoti klausimus ir noriu skatinti mažiau formalų bendravimą. Nuoroda bus aprašyme arba galite su paieškojus rasti. Gerai, grįžtam prie mūsų koncepto, kas yra raktažodžių grupė. Pirmą pažiūrėsim į savokas, kas yra raktažodis. Tai yra frazė iš vieno ar kelių žodžių, kur žmogus gali suvesti į paieškos sistemą ir atrasti kažkokius rezultatus. Raktažodžių grupė yra semantiškai susijusių raktažodžių rinkinys. Dabar pažiūrėsim greitai vieną pavyzdį. Čia yra paveiksliukas padarytas. Raktažodžių grupė yra SEO optimizavimas, pavadinimas grupės. Čia yra raktažodžiai, kurie įeina. Kita raktažodžių grupė yra Google Ads reklama ir yra atskiri irgi raktažodžiai grupuojami toj pačiai grupiai. Tai dabar pažiūrėsim, kaip sužinoti, kuriai grupiai priklauso raktažodis. Iš tikrųjų, aš dažnai kartoju, kad visi atsakymai yra pirmame Google dešimtuke arba pirmame puslapyje. Jeigu mes norime sužinoti, pavyzdžiui, čia yra aprašyta, galima paskaityti vėliau, bet paimsim du raktažodžius, Google Ads reklama ir Google Ads kaina. Ar čia raktažodžiai yra iš vienos raktažodžių grupės ar iš skirtingų? Mes turime suvesti į paiešką vieną raktažodį, į kitą ir palyginti rezultatus. Čia yra screenshotas, paveiksliukas, kuriame yra pavaizduoti domenai, kurie buvo reitinguojami ir žemiau bus pavyzdys su vidiniais puslapiais. Tai mes norim sužinoti, ar rezultatai, ar tinklapiai yra identiški pagal vieną ir kitą raktažodį. Čia dabar yra apvesti pavyzdžiai, kur yra 70% sutapimas. Tai reiškia, pagal vieną ir kitą 7 iš 10 projektų yra reitinguojami pagal du skirtingus raktažodžius. Ir jeigu pažiūrėti į vidinius puslapius, čia tik tai keli pavyzdžiai. Tarkim, yra paslaugos LT / Google Ads reklama pirmoje vietoje pagal vieną raktažodį ir paslaugos LT Google Ads reklama tas pats puslapis pagal kitą raktažodį yra 4 vietoje, bet pirmam dešimtuke. Ir kaip mes jau žiūrėjom, sutapimas čia yra tik tai keli pažymėti, bet sutapimas yra 70%. Tai yra signalas, tai kad abu raktažodžiai yra iš vienos raktažodžių grupės ir galima grupuoti vieną. Kodėl mes taip turėtume grupuoti ir kas iš to? Koks yra grupavimo tikslas? Galutinis tikslas yra, kad galutinis tikslas yra gauti geresnės pozicijas Google paieškoje pagal dominančius raktažodžius. Ir be to, jeigu mes sukuriam atskirą turinį kiekvienai raktažodžių grupiai, mes pateikiam turinį vartotojui, kurio jis būtent ir norėjo. Tai pažiūrėsim dabar į pavyzdį, tuoj aš parodysiu, kaip mes turėtume. Čia dar galima paskaityti apie dar kiti pavyzdžiai, kaip galima sugrupuoti SEO optimizavimas ir Google Ads reklamą. Čia šiek tiek daugiau raktažodžių ir mes matom, jeigu čia pažiūrėsim, pirmam stulpelį yra raktažodžiai, kurie priklauso raktažodžių grupiai SEO optimizavimas. Čia raktažodžiai, kurie priklauso Google Ads reklamą. Kadangi rezultatai bus skirtingi, jeigu suvesti vieną ar kitą raktažodį, mes turime sukurti atskirus vidinius puslapius. Jeigu prieš tai sutapimas buvo 70%, mes turim sukurti, mes galim sutalpinti raktažodžius į vieną raktažodžių grupę, tai turėti vieną dedikuotą puslapį, čia mes turim sukurti atskirus puslapius. Ir čia yra tikrai pavyzdžiai, galite paspausti, pažiūrėti, kad raktažodžiai SEO optimizavimas yra sukurtas toks puslapis, kurio adresas yra kas yra SEO optimizavimas, o Google AdWords reklama turi savo atskirą dedikuotą puslapį. Jis buvo kurtas anksčiau, kai buvo pavadinimas Google AdWords, ne Google Ads. Taip ir liko nuo tų laikų, bet raktažodžių grupė yra ta pati. Pažiūrėsim, kokie iš to rezultatai.
Jeigu paspausti paslaugos, pas mus, kaip padaryta, kiekvienai paslaugai yra sukurtas atskiras vidinis puslapis. Pavyzdžiui, jeigu mes turime raktažodžio auditas, mes paspausim, mes pamatysim, kad raktažodžio auditas yra atskiras dedikuotas puslapis, čia viršuje matome adresą ir visas turinys priklauso būtent tai raktažodžių grupiai. Taip pat yra ir pavyzdžiui, yra svetainių kūrimas, yra viena raktažodžių grupė, o jeigu mes žiūrėsim elektroninių parduotuvių kūrimas, taip, čia yra kita raktažodžių grupė, dėl to mes turime atskirus puslapius. Net jeigu dar šiek tiek smulkiau žiūrėti, pavyzdžiui, elektroninių parduotuvių kūrimas, tai yra grupė, kurioje yra visi raktažodžiai, kurie jai priklauso. Dabar neįsim šiek tiek detalę, bet parodysiu vieną pavyzdį, kaip mes sukūrėm panašiam raktažodžiui, taip, kaip atidaryti elektroninę parduotuvę. Kadangi panašus raktažodis, bet pagal rezultatus mes matėm, kad sutapimo yra mažiau nei 50%, mes turėjom sukurti atskirą dedikuotą puslapį. Taip, mes čia esam pirmam puslapį pagal kaip atidaryti elektroninę parduotuvę ir sukūrėm blogą įrašą, kaip atidaryti elektroninę parduotuvę. Jis skiriasi nuo elektroninių parduotuvių kūrimo puslapio. Ok, grįžtam prie koncepto. Ką mes tai darom? Tam, kad mes galėtume gauti geresnės pozicijas, ir čia vienas iš pavyzdžių, galima paspausti ir padidinti paveiksliuką, mes sukūrėm, kaip ir minėjau, SEO optimizavimas raktažodžių grupiai, sukūrėm dedikuotą puslapį nuo 2021 metų, jis yra reitinguojamas pirmoje vietoje pagal raktažodį SEO optimizavimas. Iki šiol laikosi, čia paskutinį kartą buvo nuimta birželio 10 dieną, laikosi pirmoje vietoje stabiliai, kadangi visas turinys yra optimizuotas, naujinamas, prižiūrimas, optimizuojamas tam vienam raktažodžiui. Ok, keli klausimai, žinau, kad kyla, kiek raktažodžių gali būti vienoje raktažodžių grupėje. Iš tikrųjų gali būti ir vienas, ir gali būti, čia trumpai parašiau, nuo 5, gali būti ir 5 ir 5000, bet gali būti žymiai daugiau. Parodysiu vieną dar pavyzdį, kaip galima nemokamai gauti, jeigu jūs turit Google Search Console. Taip, ir kiek raktažodžių grupė gali būti vienoje svetainėje. Vėlgi grįžtam prie mūsų pavyzdžių, paslaugos. Kiekvienas puslapis čia turi savo raktažodžių grupę. Dėl to raktažodžių grupė gali būti tiek, kiek jūs sukursit, tiek, kiek yra ieškoma, kiek turit priklauso, kiek turit paslaugų. Jeigu tai yra elektroninė parduotuvė, tai yra prekės, prekių kategorijos, jau reikia žiūrėti, analizuoti. Bet visą laiką reikia žinoti search intent ir reikia žinoti, koks yra tikslas, ko žmogus ieško, ir tada mes galime grupuoti raktažodžius. Taip, kiek raktažodžių gali būti svetainiai, atsakiau, priklauso nuo jūsų verslo. Jeigu tai elektroninė parduotuvė, tai visą laiką jie yra daug, gali būti ir keliasdešimt, ir keli šimtai, net keli tūkstančiai. Tiek šiam kartui, jeigu turit klausimų, parašykit komentaruose. Iki.